ko jūs, Mykolai, čia atvažiavot? Kokia jūsų kelionės paskirtis, koks tikslas? Visų pirma, mane žmona išleido, tai aš labai apsidžiaugiau galėdamas ir pasinaudoju progą atvažiuoti į Londoną. Na, antra priežastis turbūt ta, ką mes veikiam šiandien per pietus, tai valgiam kebabus, Edžvio Road, nes čia patys geriausi. Ir trečia turbūt priežastis yra mūsų operatorius Timūras, ir jis pirmą kartą užsienį, tai labai norėjau aplankyti. Jam labai pasisekė, jis aplankė net 3 šalis, nes mes buvom nusileidę į Briuselį, po to važiavom traukiniu, jisai pamatė Prancūziją per langą ir dabar Angliją. Mes žinom, kad šiaip jau rimtai šnekant, jūs atvažiavot čia su lozungu, sloganu ginti lietuvius atgal į Lietuvą, ar ne laikas grįžti. Aš įlindęs iš daugelio čia esančių lietuvių batus, paklausiu tiesiai šviesiai, ko mums ten grįžti, jeigu mums ir čia gerai. Ką jūs tai? Na, iš tikrųjų tai naivu būtų kalbėti, kad visiems metas grįžti. Aš manau, kad jeigu jautiesi gerai Londone, turi ką veikti ir tau visai faina, tai tikrai nėra ko dabar veržtis į Lietuvą, skubėti, nes Lietuva irgi nėra, kaip sakyti, taip gera ir taip lengva. Jo, mes tą pastebėjom. Sklando gandai, gerbiamas Mykolai Majauskai, kad mes visi žinom, kad jūs gyvenote Australijoje 4 metus, taip, ir gyvenot banke Londone. Miegojo banke. Ar tiesa, kad jūs tiesiog išmetė iš banko, kaip kad užkalnį išmetė iš BBC? Ar tai tiesa, ne? Ne, iš tikrųjų yra tokia, neišmetė, aš apsivogiau ir pabėgau. Ir dabar yra tokia bankininkų tendencija. Tie, kurie apsivogė Lietuvoje, tai bėga į Londoną, o tie, kurie apsivogė Londone, bėga į Lietuvą. Ir dabar, tarp kito, dabar suėjo senaties terminas ir aš leidau savo sugrįžti. Ir Mykolai, mes norėtume išgirsti, daugumą, čia yra tokių, kurie jūs pažįsta kaip gerą draugą, bet yra tokių, kurie mato ir girdė gal pirmą kartą. Papasakokit trumpai, dabar jau rimtai šnekant apie savo tą biografiją siekiančią 8 metų gilumą. Jūs studijavot Sidnėjuje, ar ne? Taip. Kaip ten buvo? Papasakokit. Bet neužsiplepėkit. Ne, iš tikrųjų, kalbant rimtai, tai mes turėjom gerą tokią kelionę vakar, užvakarę pradėjom Miulėmis Briuselį ir buvo susirinkę daug žmonių, galbūt ne tiek daug, kiek čia. Ir kalbėjom su jais, diskutavom, taip pat kaip ir diskutavom šiandien su įvairiom bendruomenėm. Ir kalbėjom apie tai, jog metas yra sugrįžti namo. Ir kaip sakiau, ne visiems metas. Iš tikrųjų, yra žmonių, kurie visai neblogai gyvena, neblogai leidžia laiką čia. Bet yra žmonių, kurie dvejoja. Ir mūsų ta, aš sakyčiau, nežinau, jau nebe jauna karta, turbūt nauja karta, kurie išvažiavo, turbūt daugumą važiavo prieš 10 metų, kuomet įstojom Europos Sąjungą nuo 2004 metų. Kas sukūrė šeimas, gavo darbus, užsidirbo, patyrė kažką, išmoko. Šiandien jie čia sėdi ir aš nerimauju, kad jinai netaptų, šita nauja karta netaptų prarasta karta. Nes Lietuvoje elitas, kuris pakankamai romantiškas, toksai išvadavo Lietuvą, sugrąžino Lietuvai nepriklausomybę, jisai vis dar yra politikoje, jisai vis dar yra akademiniam elite, jisai vis dar yra kultūriniam elite, jis vis dar yra verslo elite. Ir prabėgs dar kokie 5 metai ir ta karta iš tikrųjų jinai bus 30 metų valdžiusi Lietuvą ir mūsų karta jinai taps elementariai prarasta karta. Tai jeigu kažkas iš mūsų, o aš manau daugelis iš mūsų, galvojame apie tai, kad kažkada iš tikrųjų grįšime į Lietuvą, tai aš nerimauju, kad neateitų toksai metas, kada per sunku bus grįžti į Lietuvą. Ir mes nuspręsime likti. Tai tam, kad neateitų per greitai, per anksti ir nepastebėtai, reikia galvoti apie galimybę grįžti šiandien, čia ir dabar. Būtų pravartu prisiminti, mes sutikom vakar labai šviesų 94 metų žmogų, kuris yra nekas kitas kaip Andrius Riomeris, Mykolo Riomerio sūnėnas, gimęs 21 metais. Ir mes jo irgi paklausėm, mes paklausėm, kodėl jis nekrito tokie, kaip krito geležinė uždanga ir panašiai, ką jis atsakė.
pirma, mes pradžioj iš tikrųjų paprašėm jo pasakyti kamerą, kad jisai pasiruošęs grįžti į Lietuvą. Ir jisai to nepadarė. Jisai sako, aš negaliu. Sako, man grįžti į Lietuvą būtų per sunku. Jis taip pat pasakė lygiai tą patį, ką ir kalbėjom čia. Jisai sako, kad kiekvienas atvejis yra ypatingas. Ir negali sakyti kiekvienam, kad dabar jam yra metas grįžti ir kad kiekvienam reikia grįžti. Bet yra žmonių, kurie dvejoja ir kurie abejoja. Ir kurie galvoja, kad galbūt norėtų grįžti, galbūt norėtų kažką daryti. Tai laikotarpis, kuris vyksta Lietuvoje, tai, savivaldos rinkimai, Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimai, daug naujų fondų kuriasi, daug naujų kultūrinių projektų vyksta. Ir šiandien yra ta galimybė, tas momentas, kada nauja karta gali iš tikrųjų keisti Lietuvą, imtis tos atsakomybės. Bet žiūrėkit, ar yra praktinio pritaikymo tame, ką mes čia turim? Čia yra žmonės, kurie vargu ar kovo mėnesį rinkimų metu, ar jie bus Vilniuje. Pakelkit iš jūsų rankas, kas Vilniuje bus po 5 savaičių. Ne vieną, 2, 3. Ir žiūrėkit, viena vertus atrodo, kad jūs čia darote rinkiminę kampaniją, gana atvirai, kita vertus, ar jūs esat naivus, ar jūs ne visai dėl to čia atvažiavot, prašom jūsų komentarą. Ne, aš labai sąmoningai iš tikrųjų esu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys ir mano bendražygiai manęs atvirai klausė, sako, Mykolai, kodėl tu važiuoji? Ir dabar vyksta kampanija, yra pats aktyviausias periodas ir bičiuliai tavo Londone, kurie sėdi, jie tikrai nebalsuos. Gal jūs išgersite alaus, gerai praleisit laiką, pabendrausit, kai su kai kuo dar nueisit į Soho, bet jie nebalsuos. Vienas dalykas, jie nespės grįžti, jie turbūt nenorės galbūt dalis grįžti. Didžioji dalis net neregistruoti Vilniui. Ir tai net negali būti laikoma kaip kampanijos dalis. Nepaisant to, aš lygiai taip pat jutau pareigą atvažiuoti čia, suprasdamas, kad tos bangos kaip greitai kyla, jos taip pat greitai ir leidžiasi. Ir jeigu šiandien aš turiu dėmesio, kurio susilaukiu Lietuvoje, kalbėdamas ir sakydamas įvairius keistus kartais dalykus, aš jutau pareigą atvažiuoti čia ir pasikalbėti ir parodyti visuomeniai Lietuvoje, kad dėmesys naujai kartai yra labai labai svarbus. Ir galbūt jinai dar nespės atvažiuoti ir sugrįžti, dalyvauti, balsuoti, nespės tikrai užsiregistruoti ir dalyvauti pačiuose rinkimuose kaip kandidatas. Bet jeigu mes nepradėsime, nerodysime dėmesio dabar, negalvosime apie tai, kaip atrodysime po 3-5 metų, tai šitie žmonės niekada ir neatvažiuos. O visuomenė Lietuvoje niekada nepastebės, kad šita dalis žmonių gali grįžti. Mano tikslas buvo atvažiuoti čia ir pasakyti, kad ne balsuoti reikia, o atvažiuoti ir keisti reikia Lietuvą. Reikia imti ir kažką daryti. Ir aš praėjau, labai panašų turbūt kelią, kaip ir daugelis jūsų, ir esu nieko ne kitoks ir nesu skirtingas. Ką pasiūlys mūsų naujasis politikas naujo atėjęs į Vilniaus valdžią? Ką pasiūlys mūsų naujasis politikas naujo atėjęs į valdžią? Naują požiūrį. Man atrodo, kad ta romantinė politikų karta Lietuvoje, jinai mėgo dalykus spręsti pakankamai romantiškai. Tai yra didelės problemas spręsti dideliais sprendimais. Viena sidabrinė kulka. Tai jeigu mums trūksta istorinės atminties, mes statome, kaip tie rūmai vadinasi, Brazauskų? Brazauskų rūmai. Valdovų rūmai. Jeigu mes nemokame žaisti futbolą, tai mes statome stadioną. Jeigu mums kažkas negerai su energetika, mes statom atominę, nors aš esu už atominę. Ir aš manau, kad reikia keisti požiūrį, reikia nusileisti ant žemės ir žiūrėti į smulkius dalykus. Ir prioritetas yra smulkus, paprasti dalykai kiekvieną dieną. Tie, su kuriais mes susidurime. Ir jeigu pasižiūrėti, kuo skiriasi Londonas nuo Maskvos, taip kaip miestą kūrė Lužkovas ir taip kaip miestą kūrė politikai čia, Londone. Ir ten yra dangoraižių, ir ten turtingi žmonės labai gerai gyvena.
Vienintelis skirtumas yra, kaip gyvena paprastas žmogus. Su kuo jisai susiduria, ką jisai veikia, kaip gyvena paprasta jauna šeima. Ir taip kaip aš kartu su Algiu skridau Air Lituanica oro linijoms, kurios yra iš tikrųjų nuostabios, bet jos buvo tuščios. Ir vietos buvo labai daug. Lygiai tuo pačiu metu mano jaunesnioji dukra Elžbieta buvo darželė. Ir jinai miegojo dėžėje, nes vaikai Vilniuje darželiuose miega dėžėse. Iš tikrųjų, nes nėra vietos. Yra 30 vaikų grupė ir tie vaikai, jie neturi vietos. Ir jeigu tu pasiskūsi, tai jie išmes tave iš to darželės. Pasidraugu, čia Elžbieta jaunesnioji, tai čia antroji būtų. Antroji, tai. Aš jūs prašau. Ir mano supratimu, tai yra esminis skirtumas, kurį turėtų dėti nauja karta. Tai nedidelės rožinės svajonės, nedidelius, galingus, masinius projektus, o nusileisti ant žemės, pasižiūrėti vakarietiškai ir žiūrėti, kur prioritetas. Ir mano prioritetas yra gyvybė. Vaikai. Daugiau gyvybės, daugiau jaunų šeimų, daugiau vaikų mieste. Čia, man atrodo, yra svarbiausias dalykas. Ir šiandien čia ta gyvybė sėdi Londone ir man labai norėtųsi, kad jinai ir jos būtų daugiau Lietuvoje. Nuo Londono iki Lietuvos 2 valandų skrydžio. Todėl, pavyzdžiui, žmonės negali keisti Lietuvos, būdami Londone ir šiuo atveju įtakoti Lietuvos, būdami čia. Mes esame iš tikrųjų pasaulis, mes visi esame vieningi, mes visi esame žmonės, kodėl mes negalim kalbėti. Davai stenkimės dėl žmonių. Reikia daugiau Lietuvos Europoje. Taip, ir nežinau, dažnai Britai galvoja, kad jie nėra Europoje ir Europa yra overseas. Bet lygiai taip pat reikia daugiau Europos Lietuvoje. Tai problema ta, kad jūs sėdėdami čia, jūs dažnai atstovaujate Lietuvą tokią, kokia jinai yra. Ir dėja, aš pats, būdamas ir gyvendamas ir Australijoje, ir Lietuvoje, ir Australijoje, ir Anglijoje, man teko atstovauti Lietuvą ir man buvo gėda už įvairius sprendimus ir dalykus, kurie vykdavo Lietuvoje. Ir tam, kad nebūtų gėda, tam, kad galėtum didžiuotis Lietuvą, tam, kad galėtum kurti ir matyti ją tokią, kurią džiaugtumės, tam reikia grįžti. Sėdėdamas čia nesugebėsi keisti jos taip, kaip galėsi keisti ją būdamas Lietuvoje. Vienareikšmiškai. Kurdamas verslą, kurdamas darbo vietas, kurdamas projektus, sekmadienį eidamas su draugais į barą, leisdamas pinigus, draugaujančias, kurdamas bendruomenės, darydamas dalykus. Nes kūrimas Lietuvos nėra tik tai nuo 8 iki 5, kai sėdi darbe, tarkim, kokiam, nežinau, Briuselį, Europos Sąjungos vienoje iš institucijų. Kūrimas Lietuvos yra ir anksti ryte, kuomet geri kavą su draugais kavinėje. Šeštadienį, kuomet su draugais eini į barą, į klubą, tu bendrauji, kuri Lietuvą, tu keiti požiūrį. Būdamas čia, tu be jokios abejonės gali prisidėti, bet tu tikrai nepadarysi tokios įtakos, kokią tu gali padaryti, prisimdamas atsakomybę, grįždamas namo. Iš kitos pusės, aišku, aš kaip konservatorius visą laiką sakau, kad visai yra gerai, kai lyja, sninga ir blogas oras ir tuomet ištikimiausias rinkėjas jis ateina ir balsuoja, o tie, kurie šiaip sau žiūri rinkimus, jie tingi ir neina iš namų ir konservatoriai laimi. Nesvarbu, kiek Lietuvoje balsuoja žmonių, yra sąrašas žmonių, kiek jų yra ir pagal tai yra sudaroma apylinkė. Tai Lietuvos įvairios statistikos departamentas ir kiti labai aiškiai žino, kiek yra išvažiavusių žmonių, tai yra keli šimtai tūkstančių ir čia nėra abejonės, kiek yra išvažiavusių ir dėl to turėtų būti. Bet du dalykai. Vienas elementų, kad jie nebalsuoja. Jo? Ir antras dalykas, būtų naivu galvoti, kad vienas Seimo narys, kuris būtų išrinktas užsienio lietuviams, jisai galėtų kažką pakeisti. Nieko negalėtų pakeisti. 141 vienas Seimo narys. 10 negali, 30 negali pakeisti. Pakeisti gali, na, mano supratimu, jeigu atsirastų, pavyzdžiui, išeivių lietuvių partija. Būtų rimtas reikalas. Viena iš pagrindinių klaidų, kurią ir aš dariau, ir aš manau, kad daugelis naujos kartos žmonių rezimuoja, kad daro, gyvendami užsienį, tai galvoja, jeigu tu turi vakarų išsilavinimą, turi darbo patirties banke šiek tiek, turi
pažįstamų ir idėjų, tu automatiškai turi bilietą į politiką Lietuvoje, į verslą ir tu esi reikalingas. Iš tikrųjų ne. Tu esi visiškai nereikalingas. Ir mano tenai atsidūrimas buvo, didelių sutapimų rezultatas. Ir vieną dalyką, kurį aš supratau, kad už galimybę rūpintis valstybės reikalais, už privilegiją rūpintis visuomenė turi kovoti. Niekas tau neduos vietą, niekas tau nepasiūlys, niekas tau neužleis kėdės. Tu esi nereikalingas. Ten sėdi žmonės, kuriems yra viskas gerai. Ir aš kaip minėjau, yra verslo elitas, kuris turi, 100 milijonų, 50 milijonų sąskaitų. Ir jam nėra jokios motyvacijos kažką keisti. Vienintelė motyvacija yra apsaugoti status quo. Yra politinis elitas, kuriems irgi yra viskas gerai. Ir jeigu paimti pagrindinių partijų lyderius, jie iki gyvenimo pabaigos sėdės Seime ir jam viskas bus gerai. Nėra poreikio keistis. Aš prezidentą Valdą Adamkų kviečiau kelis kartus į tokias jaunimo diskusijas ir sakau, mes čia pakeisim pasaulį. Ir Adamkus sako, žiūrėk, Mykolai, prieš tai, kaip tu čia su savo didelėm vizijom ir idėjom apie tai, kad tu pakeisi pasaulį, sako, pažiūrėk per langą, aš jau 2 kadencijas bandau pakeisti šitą sieną. Mes sėdėjom prezidentūros kanceliarijoje ir ta siena priešais yra Vilniaus universitetas. Sako, nieks nepasikeičia. Ir lygiai taip pat aš, kai baigiau darbą vyriausybėje, irgi dar galvojau, kad esu labai kietas ir galvojau, tai dabar baigėsi ir visi tie verslininkai, kurie mane sveikindavo ir aš gaudavau per kalėdas, gaudavau 500 gražiausių sveikinimų, vyno butelių gerų, dovanų visokių. Kagoro. Šokolazados, saldainių. Ir tą pačią dieną, kai atsistatydino mūsų vyriausybė, niekas mane skambino. Kiaurą mėnesį buvo gimtadienis, tai paskambino tėtis ir žmona. Ir viskas. Esi visiškai niekam nereikalingas. Ir su tuo reikia susitaikyti. Ir yra labai naivu galvoti, kad grįši ir tavęs kažkas lauks. Laukia darbo vieta, laukia galimybė. Ne. Tu grįši ir turi pats susikurti ją. Ir, aš atsisėdau, pradėjau galvoti, ką aš galiu veikti, ką aš moku, ką aš išmokau. Ir labai džiaugiausi, jog sugebėjau iš tikrųjų nelengvai, bet pritaikyti tuos įgūdžius, kuriuos įgijau Londone, dirbdamas banke M&A, Mergers and Acquisitions. Aš pradėjau konsultuoti kompanijas, kaip nupirkti ir kaip parduoti kompanijas. Ir man buvo labai keista, bet iš tikrųjų jau Vilniuje tas poreikis yra. Rygoje tas poreikis yra. Minske tas poreikis yra. Taline. Tai tu, lietuvių, jau gali pritaikyti ir pats gali susikurti savo darbo vietą. Daug sunkiau, aišku, yra valstybės tarnybos. Ir iš tikrųjų buvo galimybių nemažai, tų, kurie buvo politikai, vyriausybei, nusileido lygių žemiau į valstybės tarnybą ir liko, nes ten saugu, nieks tavęs ne... Ir aš galvoju, aš neisiu, jokių įgūdžių, aš tenai dabar šiandien neisiu, nes ten yra blogai, ten liūdna. Ir aš galvoju, vienintelis būdas, kaip aš tą galiu pakeisti, tai iš esmės, eidamas ir kurdamas politiką tokią, kuri galėtų pakeisti tos valstybės tarnautojus. Išmest dalį turbūt, mokyti dalį, pakeisti mąstymą, priimti naujų žmonių. Tai tokia buvo mano motyvacija ir aš iki šiol galvoju, kad keisti Lietuvą yra labai labai sunku. Ir niekas tikrai nelaukia jūsų. Bet... Litų atlyginimą, tu gausi, dirbsi 4 metus, tu po 4 metų turėsi gerą CV įrašą, turėsi gerų kontaktų ir tu tikrai galėsi gauti po to dar kitą geresnį darbą. Ir tu turėsi, aišku, 10 metų kažkokio užtikrinto daugiau mažiau gero gyvenimo. Ir taip, galbūt Barclays investicija vėliau išeis, o gal ne, bet tu jau būsi pragyvenęs 10 metų, pakankamai prasmingai, oriai, įgausi gerų įgūdžių, turėsi gerų įrašų CV ir tai neabejotinai tau padės toliau kažką daryti. Tai mano supratimu, jeigu tu dabar studijuoji teisę Vilniaus universitete, yra iš tikrųjų, vargas tu. Taip, vienas toks svarbus dalykais akcentuoja ir jisai turi sprendimą nuo visų klausimų, jūsų, ką jis atsako, tai yra investuoti į šeimą. Konfucijus yra pasakęs, kad mes galime tikėtis pasikeitimo visuomeniai tik tai po 3 kartų, taip kad tik tai jūsų anūkai gali tikėtis kažko. Tai sako, jeigu nori būti sėkmingas ir ką rodo daugelis sociologinių tyrimų ir statistikos, turi padaryti 3 dalykus. Tai turi gauti išsilavinimą, gauti darbą ir sukurti šeimą.
Ir didelė problema Lietuvoje, kad, mes sakom, kaip čia dabar daryti socialinę lygybę, bet yra žmonės, kurie paprasčiausiai nenori dirbti. Nori gauti pašalpas. Jie geria ir nieko neveikia. Dar blogiau yra Anglijoje. Yra šeimos, kur vaikai tėvų niekada nematė einančių į darbą. Ir Lietuvoje mes labai esame arti tos ribos, kada irgi bus generacijos žmonių, kurie užauga ir kurie nematė darbo. Tai mano supratimu labai svarbu tas socialinės problemas spręsti ir, kaip sakyt, ne tik per šeimą, nes šeima jinai tikrai iširs, jeigu vyras gers, žmonai dar kažką paaiškins, tada jis nedaug dar pradės ją mušti. Ir tas kaimuose vyksta, ir šeimos išyra. Tai neužtenka šeimos, reikia darbo. O kad gauti darbą, reikia normalus išsilavinimą. Kad gauti normalų išsilavinimą, tam tu turi užauginti vaiką, kad jisai būtų savim pasitikintis, būtų kūrybingas, gerbtų kitus ir svarbiausia gerbtų save. Tam reikia pradėti nuo mažens. Jeigu mažas vaikas šiandien, jisai auga grupėje, kur jo visiškai nesirūpina. Jisai neturi vietos miegoti, neturi vietos valgyti, neturi vietos persirengti, turi auklėtoją, kuri nespėja su jais susitvarkyti, auklėtoją, kuri yra nepatenkinta. Tai kaip mes galim tikėtis, kad tas mažas vaikas užaugs ir kažką padarys? Ačiū, tai pradžiai norėjau perduoti linkėjimus nuo savo tėčio. Gal po to kokį autografą būtų galima išprašyti, bet čia po to. Labai daug girdėjom apie verslą ir šiek tiek apie valstybės tarnybą šiek tiek tokia kaip esančia kaip blogiai. Tai norėjau pristatyti Aivaras Statkevičius Anglijos savivaldybių asociaciją, tai galbūt turėjau apie ką pašnekėti po to prie alaus, bet mano klausimas būtų paprastas. Ar Lietuvoje vis dar yra gajus ir teisingas įspūdis, kad valstybės tarnyba yra, kur karjeros išeina mirti? Ačiū. Karjeros išeina mirti? Na taip, kad tiesiog verslas arba nieko, nes kitaip švaistai savo potencialą. Turėjau visai neblogą darbą Londone ir tikrai buvo gerai apmokamas ir buvo visai fainas ir paskraidydavau privačiais lietuviais ir turėdavau pinigų šampanui. Bet darbas ministro pirmininko patarėjų už 10 kartų mažesnį atlyginimą, bet rūpinimasis valstybės reikalais buvo neįtikėtinai įdomus dalykas. Daug prasmingesnis negu darbas Londone. Daug įdomesnis. Na ir kas, kad ant tavęs varo visi laikraščiai. Na ir kas, kad visi galvoja, kad tu vagis. Na ir kas, kad tau vaikai kartais rodo Popka. Tu jautiesi, kad tu darai gerą darbą. Ir aš net neabejoju, kad didelė dalis valstybės tarnautojų taip ir galvoja. Tačiau nėra motyvacija teisingai sudėliota. Nėra pakankamai padaryta skaidri priėmimo sistema. Šiandien dažnai ir dar šiandien tikrai labai daug yra priimama žmonių pagal pažintis, ne pagal konkursus. Konkursai nėra skelbiami viešai. Net negali internete pamatyti, kokios yra aplikacijos ir jeigu nori patekti į Užsienio reikalų ministeriją ar Finansų ministeriją, nėra to. Plius niekaip negali motyvuoti to, kuris stengiasi geriau. Vienintelė motyvacija gali jam duoti atsakomybės daugiau. Bet tu negali jo kelt pareigose, negali jam kelt atlyginimo, negali mokėti daugiau taip, kad iš tikrųjų žmogus, kuris šiandien gali uždirbti privačiam sektoriui 10-15 tūkstančių, kad jisai atėjęs į valstybinį sektorių gautų bent 5 tūkstančių. Ir Lietuvos didžioji, kaip sakyti, jau taip čia nacionaliniu mastu problema, energetinė nepriklausomybė yra mažesnė problema nei neefektyvus valstybės viešasis sektorius. Nes jeigu būtų efektyvus valstybės viešasis sektorius, tas, kuris gina valstybės interesus, jis nebūtų leidęs, kad valstybė būtų atsidūrusi esamoje vietoje. Bet sutvarkyti valstybės viešąjį sektorių yra daug sunkiau negu pastatyti atominį. Nes yra 200 tūkstančių balsuojančių žmonių. Ir jeigu tu dabar išeisi ir pasakysi, kad atleisim, nieks jums to nepasakys. Nes visi bijos tą padaryti. Ir turbūt teisingai, nes nereikia visų atleisti. Reikia motyvuoti. Dalį turbūt reikėtų. Bet reikia juos motyvuoti, kad galėtų išsiskirti tie, kurie nori, gali, yra pasiruošę daryti daugiau. Labas vakaras, mano vardas Agnė. Aš gal paminėsiu, kad aš atstovauju Lietuvos Sičio klubą. Mes kaip visas klubas labai artimai sekam ir Lietuvos ekonominį gyvenimą ir politinį gyvenimą. Galbūt mano klausimas būtų susijęs su švietimu daugiau. Prieš porą mėnesių mes turėjom susitikimą su Klaipėdos delegacija ir džiugu buvo, kad Klaipėdos delegacija, Klaipėdos savivaldybės atstovai sudarė sutartis su Anglijos universitetais ir koledžu atidaryti universitetą arba koledžo atstovybę Klaipėdoje. Kas aš manau yra
super galimybė žmonėms, kurie nenori išvažiuoti iš Lietuvos, bet nori turėti užsienio diplomą. Ar klausimas yra, mano Vilnius galbūt turi tokių planų, nes tai išlaikytų didžiąją dalį norinčių išvažiuoti ir jie galbūt liktų Lietuvoje. Ne, iš tikrųjų mes prieš gerą dešimtmetį su kokiais 10 bičiuliai kūrėm tą London City klubą ir jisai daro toliau visai neblogus darbus. Aišku, man šiek tiek gaila, kad jisai yra toksai šiek tiek suskystėjęs ir jisai... Aš manau, kad jisai tiesiog neturi kiaušinių. Ir labai paprastai kodėl. Jisai nepasisako aiškiai savo pozicijos apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Jisai vienyje labai kūrybingus, labai stiprius profesionalus. Žmonės, kurie gali daryti įtaką Lietuvoje iš tikrųjų neišvažiuodami iš čia. Pasakydami, kad priėmė blogą įstatymą, nesvarbu konservatoriai, socdemai ar kažkas. Vilnius bankrutuoja. Galbūt reikia atominės, galbūt nereikia atominės, galbūt reikia kažką daryti tokio, kad valstybė keistus. Ir ne, sakykim, darbeliai pakeis. Pirmas žodis. Testamentas yra pats geriausias vadovėlis, vadybos. Reikia žodis. Reikia kiečiau, garsiau, aiškiau sakyti, kas yra blogai. Ir aš to labai norėčiau palinkėti Londono City klubui, o ne tik, kaip sakyti, diskutuoti, čia verta ar neverta pasakyti, kaip mes parodysim prieš savo organizacijas ar prieš dar kažką. Garsiau, drąsiau. Dabar apie universitetus ir ryšį su užsienio universitetais. Aš netgi siūliau tokią programą, iš tikrųjų, kad nebūtinai užsienio universitetai, kad atvažiuotų į Lietuvą, paimti talentingiausius, ir aš rašiau apie valstybės tarnautojus, kad valstybė turėtų apmokėti jiems mokslą Oksforde, Kembridže. Iš mūsų visų mokesčių mokėtojų sąskaitos. Su sąlyga, kad jie vėliau grįžtų ir jie įsipareigotų dirbti 3 arba 5 metus valstybės tarnyboje. Ir tai kainuotų labai nedaug, jau 30 milijonų, 50 milijonų per metus, bet mes už šitos pinigus per 5 metus paruoštume, nežinau, 1000 aukščiausio lygio valstybės tarnautojų. Ir tai keistų Lietuvą. Tai tokio bendradarbiavimo reikia, bet to reikia ne tik Vilniui, bet ir to reikia nacionaliniu mastu. Ir leiskit pasakyti savo nuomonę, kad nesutikčiau tai, ką jūs manote apie bulvių košę Lietuvos darželiuose. Kadangi jeigu ten vaikai valgo bulvių košę su spirgučiais, tai čia jie valgo bulvių košę iš pakelio. Jeigu ten vaikai miega kartoninėse dėžėse, tai čia įprastam darželį vaikai miega tiesiog ant žemės. Geriausiu atveju ant čiužinėlių. Aišku, kaip nėra mūsų darželėje, bet įprastam darželį tai yra tiesiog standartinė praktika. Ir manau, kad ieško problemos ne ten, kur jinai yra. Tai geresnis maistas, tarkim, tą pačią bulvių košę pavertus kažkokį tai beef ragu, tikrai nepadarys mūsų ekonomiškai stipresnė šalimi ir mūsų neparves namo. O aš manau, jūs klystate. Ačiū. Aš nežinau, ką jūs matėte ir kaip atrodo tas maistas Lietuvoje, bet aš vedu savo vaiką kiekvieną, kartais žmona veda, dažniausiai žmona veda, bet kartais ir aš matau, ką valgo, tai yra vaikas per dieną gauna 7 litrus savo mitybai per dieną. Tai yra pusryčiai, pietus ir pavakariai. Tai yra tragiškas maistas, jisai serga ir aš net nenoriu lyginti su Londonas, Paryžius, New Yorkas ar dar kažkas. Jisai negali taip gyventi, jisai serga. Kas iš jo išaugs po to? Ir aš žinau dar kartą, tai nebus kažkoks, žinai, super dangoraižiai, kurį va čia, jeigu pastatyčiau ir sakyčiau, bus Lietuvoje pats didžiausias dangoraižis, tas skambėtų gal kažkiek įtikinamiau. Bet turime nusileisti ant žemės ir pažiūrėti, kas svarbu ir kas svarbiausia. Ir jeigu vaikas serga, tai ką mes galim kalbėti? Aš nesu kažkoks socialistas, aš nesu kažkoks super minkštas tėvelis, aš esu bankininkas. Bet aš pakankamai supratingas žmogus, kad suprasčiau, jog jeigu vaikas gyvena blogai, jisai serga, tai yra pats blogiausias dalykas tėvui. Šį vakarą tikrai, manau, visi susirinkusiai yra įsitikinę, kad grįžus į Lietuvą jų vaikai neturės miegoti dėžėse ar pačiuose darželiuose. Bet esant, kadangi vaikai temperatūra šitam kambaryje yra gan labai aukšta, man toks kaip klausimas iškyla, kaip Vilnietis norėčiau paklausti Vilniečio, ar grįžtant vėl į Vilnių bus galima Vokiečių gatvėje gerti alų? Nuo penkiais reikia šitą. Ar Vokiečių gatvėje bus galima gerti alų? Jo, kaip... Ir dabar galima gerti alų. Kokios problemos? Vasara yra palapinės, kur geriama ne tik alų,
Bet kitas dalykas yra gėrimas alaus, atsisėdus, taip kaip daro Algis ir priekabiaujant prie... Ne Algis. Tai yra viešos tvarkos pažeidimas, jeigu tu geri alų atsisėdęs ant suoliuko, arba jeigu tu geri alų parke. To negalima daryti ir Londone, to negalima daryti ir Vilniuje, tai yra normalu. Kur gali parke gerti degtinę? Tik kalų. Kodėl konservatorius liberalais nestatė vieno kandidato, ar nebuvo geriau iš tikrųjų? Pasižiūrėkite Europarlamento rinkimų rezultatus, kurie vyko gegužės mėnesį, praeitų metų gegužės mėnesį. Tai konservatoriai gavo Vilniui 50 000 balsų ir jeigu jie gauna tos pačius 50 000 balsų dabar dar nepraėjus metam laikų, jie laimi rinkimus. Daug kas sakytų, kad konservatoriai kanibalizuoja kartu su liberalais vieni kitų balsus, bet vėlgi pasižiūrėkite į tos pačius rinkimus Vilniuje, kurie vyko. Liberalai gavo, 40 000 balsų. Ir buvo antri. Ir konservatoriai kartu su liberalais gavo arti 50% visų balsų rinkėjų Vilniuje. Tai, aš tikiu, kad konservatoriai taip laimės, kad net nereikės liberalų į koaliciją, bet jeigu netyčia taip atsitiktų, gal reikės ir svarstyti. Daug lietuvių važiuoja užsienį studijuoti. Iš tikrųjų, čia baigia aukštai vertinamus mokslus pasaulyje. O Lietuvoje universitetai iš tikrųjų tikrai yra labai neblogi, bet yra nepaslaptis labai daug dėstytojų, kurie skaito iš tų pačių geltonų sąsiuvinių. Mokslininkai tai nėra tokie žmonės, kurie grįš į Lietuvą. Aš nežinau, kas yra geltonės sąsiuviniai? Jie pati tos sąsiuviniai? Ne, tai kas yra nesvykimas, aš irgi nežinau. Jūs turbūt irgi teko susidurti kažkas Lietuvoje, kai studijavo. Kai dėstytojas elementariai, aš nekalbu net apie tų pačių skaidrių paruošimą arba užsienio naujausios literatūros naudojimą paskaitose ir taip toliau. Tai yra skaitymas už savo sąsiuvinių parašyti. Ruoštas per sovietmetį menant įsisūdys, taip? Taip, dariu tiesiog tokį pamąstymą. Ir žmonės baigia čia mokslus, labai dažnai į Lietuvą net negali grįžti, nes kaip ir Seime, tie seni mokslininkai Lietuvoje sėdi užsėdę tą savo kėdę ir tiesiog bijo tų naujų vėjų. Taip pat ir jūs sakytumėt, įkurkite ten kažkokį savo universitetą ar kažką, bet tiesiog mokslininkai tai nėra verslininkai, jiems turi būti sukurta darbo vieta ir jis turi būti iškviečiamas tam, kad pakelti Lietuvos mokslo lygį ir kad paskui būtent jie išjaudų žmonės kažką duotų gero Lietuvai. Prieš visus gerus, 8 metus aš galvojau, kad turi gerą išsilavinimą ir darbo patirties ir jau tikrai galėsi gauti gerą darbą, bet taip nėra. Ir šiandien turėti netgi ir vieno gero universiteto išsilavinimo to neužtenka. Ir tas tikrai tau negarantuoja jokio bilieto nei į politiką, nei į verslą, nei kažkur, nei Lietuvoje, nei kažkur užsienį, man atrodo, tas yra vienodai sudėtinga. Bet mano supratimu svarbiausia yra pradėti nuo kalbėjimo ir pasakymų, kad tai yra kad būtent tai nėra gerai. Ir tai, ką sakiau kolegijai iš LCLC, tai jeigu Londono City klubas padarytų, pavyzdžiui, pranešimą ir sakytų, kodėl Vilniaus universiteto rektorius nieko nedaro dėl jaunimo Didžiojoje Britanijoje. Kodėl neleidžia jaunimui grįžti ir dėstyti. Kodėl apie tai niekas nekalba? Kodėl apie tai niekas nerašo? Juk kalbėti yra labai paprasta. Jūs kiekvienas galite parašyti straipsnį ir nusiųs Delfį ir įdės ir jį pamatys milijonas lietuvių. Bet jūs ateinat čia, keliat klausimą, jau yra gerai, bet to neužtenka. Tai, kad jūs pasakėt, man aš tos problemos tikrai vienas neišspręsiu. Bet jeigu jūs garsiai eisit, kalbėsit, pradžiai čia, jeigu grįšit į Lietuvą, apie tai kalbėsit, gal kažkas bus. Ir tai nėra vienintelė problema. Daug tų problemų. Jau paklausiu, kad reikia Lietuvoje 2 mokslininkų, bakalauro, magistro, turbūt 2. Aš neturiu magistro ir... Bet reikia Lietuvoje sunku gauti darbą, jeigu neturi 2. Aš manau, kad net kai turi ir 2 labai sunku. Tai Anglijoje yra visiškai kitaip. Aš turėjau 3-4 gerus vadovus, kurie sakė, magistras nevertai. Geriau padėti, gauti patirties ir tada kažką galvoti. Kodėl Lietuvoje toks kitoks požiūris į... Šiandien reikia būti labiau dinamiškais. Tai neužtenka ir gerų pažymių universitete ar vieno universiteto. Reikia savanoriškos veiklos. Reikia politinės veiklos. Reikia sportų užsiimti. Ir aš atsimenu Australijoje, kai aš baiginėjau universitetą,
aš pasižiūrėdavau savo draugų CV ir pas juos parašyti, kad jisai regbio komandui žaidė ten quarterbackerių. Ir aš sakau, kam tu čia reikia, ką tu čia rašai, aš tik rašau, kad aš labai gerai mokiausi. Visi sakė, ne, Myko, tu nesupranti. Jeigu aš parodau, kad aš sportavau, aš buvau sportininkas, aš buvau komandai, aš esu pasiruošęs sunkiai dirbti, stengtis, aš nebijau pralaimėti, aš moku toleruoti skausmą, aš moku dirbti komandai. Tai yra eilė dalykų, kurios parodo. Tai mano supratimu, šiandien tam, kad tu galėtum išsiskirti, tu turi daryti daug įvairių ir įdomių dalykų. Ir viena iš priežasčių iš tikrųjų buvo, aš sėdėjau banke 2008 metais ir sėdėjau ir galvojau, velnės, čia 8 beveik metai sėdžiu ir kas toliau. Aš žiūriu tuos visus aplinkų bičiulius, mes visi dirbam po 15 valandų per dieną. Nesvarbu, ten tu esi MD ar tu esi tenai pačiam kažkokiam žemiausiai lygiai, mes visi sėdim ir tenai dirbam. Ir aš galvoju, ar dabar mano gyvenimas kažkaip pasikeis ir kaip aš galėsiu konkuruoti su tais visais sėdinčiais šalia. Aš supratau, kad reikia daryti kažką daugiau. Reikia steigti įvairias organizacijas. Reikia ieškoti daugiau bendraminčių. Reikia užsiminėti sportu tam, kad galėtum save ugdyti. Reikia galbūt domėtis viešuoju sektoriu. Dabar matau, kad iš tikrųjų reikia ir visų šitų dalykų neužtenka. Reikia domėtis ir politiką. Reikia būti visuomeniškesniu. Reikia būti labiau dinamišku tam, kad tu galėtum išsiskirti. Ir galėtum parodyti tam savo darbdaviui, kad tu gali būti kažkoks ypatingas. Bet dar geriau būtų, jeigu tau nereikėtų dirbti kažkam, galėtum susikurti pats savo darbo vietą. Pabaigai šiek tiek tada lengvesnį. Turbūt pačiam yra tekę tikrai, kadangi Barklajų dirbai, praeiti visą tą procesą į graduate schemes ir panašiai. Vienas dalykas, kurį aš pastebiu Lietuvoje, kad tokių dalykų kaip formalių internships ir formalių graduate schemes, jų yra tikrai dar gerokai per mažai tam, kad leisti žmonėm, kurie pabaigia universitetus, toliau save developinti ir toliau save vystyti. Kokia jūsų nuomonė, galima būtų imtis priemonių, kaip mero galioje, kad kompanijos būtų labiau willing šitus visus dalykus daryti? Man atrodo, čia iš tikrųjų yra labai svarbu tam, kad jisai jaunuolis išėjęs iš universitetų, jisai nebūtų žalės ir jisai bent jau kažką mokėtų, kažką žinotų ir jisai galėtų būti naudingas darbdaviui. Tam visi internshipai yra labai naudingi ir reikalingi. Aš savo karjeroje labai bijojau visų tų internship ir graduate schemes, aš buvau, aš ateisiu šitų jaunuolių ir man reikės su jais visais konkuruoti. No way. Ir aš ieškau kitų kelių, aš ėjau per kitas kompanijas, kur nereikėjo eiti graduate schemes visas ir aš ten negalėjau labai stengtis ir lipti karjeros laiptais ir tada šokti visai kitą laiptelį jau eidamas į banką, nes man atrodo, kad aš negaliu konkuruoti su visais šitais angliukais, nes man bus labai sunku išsiskirti. Nepaisant to, Lietuvoje to labai reikia. Ir aš dar vyriausybėje būdamas dariau tokį projektą su moksleiviais, traukdamas pačius talentingiausius moksleivius ir tą pasimokiau iš Barclays, kai aš matydavau, toksai buvo kaip summer internshipas, kuomet kartu su Barclays vadovu vaikšto kažkokie jauni 18 metų vaikinukai, aš buvau siaubas, aš kai pamatau tą Barclays vadovą, aš bijau kvėpuoti, kad jis manęs akimis nesleistų, čia prie jo pristato du jaunuolius, kurie vaikšto su juo visą dieną ir savo, kodėl jūs jiem leidžiat, aš galėdamas būti šalia, aš daug daugiau išmokčiau. Man sakė, Mykolai, ne, tu nesupranti, ne žinios esmė, o esmė yra emocijų. Ir jeigu tas jaunuolis, būdamas kartu su banko vadovu, matydamas, kaip jisai gražiai leidžia laiką, kokius sprendimus priima, kokią pagarbą turi, kokį prasmingą darbą daro, jisai emociškai pasikraus ir jisai norės tą daryti, tai bus labai didelė motyvacija eiti stengtis ir siekti to. Tai aš galvoju, kad lygiai tą patį reikia daryti valstybei. Todėl pradėjom kurti tokias internship programas valstybės tarnyboje, tam, kad moksleivis ateitų ir jisai kiaurą savaitę praleisdavo kartu su premjeru. Ryte jį paimdavo iš vidurėliais į darbą, spaudos konferencijos, susitikimai ir panašiai. Tai čia yra vienas kelias, bet lygiai taip pat reikia ir tuos, kurie turi daugiau šiek tiek patirties studentų. Tai yra tokia programa Kurk Lietuvai, kurie irgi kviečia grįžti užsienį gyvenančius lietuvius, turinčius šiek tiek patirties ir praleisti metus valstybės tarnyboje. Tai to reikia. Lygiai tą patį dabar pradėjo daryti su savivaldybė. Tai kuomet kviečia lietuvius grįžti į savivaldybę ir pradėti kažką daryti. Tai aš tą tikrai darysiu ir viena iš priežasčių, kodėl esu čia, tai pakviesti, važiuokite, nesvarbu, kas bus meras, nesvarbu, kas laimės rinkimus. Važiuokite, belskitės į tas duris. Jeigu aš būsiu, man
tuo gal bus lengviau. O kaip skatinti jūs tą patį daryti privatų sektorių? Privatus sektorius jisai yra iš esmės pats suinteresuotas tą daryti ir jisai nemažai tą daro. Bet to dar nevyksta tiek, kiek turėtų. Problema yra, problema yra iš tikrųjų, čia yra teisingas klausimas, yra šitiek pasitikėjimo kultūros. Privatus sektorius sako, man tam, kad jį pasiimti internshipų, jisai man kainuoja pinigus. Tai jūs man finansuokite jo internshipo mokymą ir aš tada jį paimsiu. Ir tos jau programos yra ir jau daug įmonių tuo naudojasi, iš tikrųjų daug įmonių naudojasi, bet nemažai įmonių fiktyviai vagia pinigus, sakydami, kad aš juos paimu, iš tikrųjų jie nedirba ir pasiema tos pinigus. Bet tokios jau programos yra, jos jau vyksta. Taip. Laikas nelaukia. Kaip ir sakiau, ne visi tikrai grįšit, ne visiems tikrai yra laikas, bet tie, kurie abejoja, dabar yra tos galimybės. Dabar keičiasi kartas. Jeigu praleisite šansą, vėliau bus daug sunkiau. Ir aš, pradėdamas savo kandidatavimą į Vilniaus merus, pradėjau nuo darbo su Šimonyte. Praleidau pusę metų dirbdamas kartu su ją ir bandydamas ją įtikinti eiti į Vilniaus merus. Nes jinai būtų geriausia kandidatė ir 100 milijonų kartų geresnė už mane. Bet praėjus pusiai metų, jinai atsisakė. Aš sėdėjau vienas ir galvojau, velnias, nieko nebus, jeigu pats neįsiu ir to nedarysiu. Ir einu ir tą darau. Ir lygiai taip pat kviečiu ir jūs eiti ir daryti. Grįžti į Lietuvą. Ačiū. Ačiū. Kalbiname renginio dalyvį. Gal pristatytumėte? Justinas Miškinis. Labai graži pavardė. Ačiū. Senelis kovojo. Žiūrėkit, norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad kandidatas, kuris dabar norėtų būti Vilniaus meru arba ketina tapti juo, tikrai turi pakankamai gerų idėjų, adresuoja į žmonių širdis, kurie gyvena užsienyje. Ne visada pagrindžia savo idėjas konkrečiais veiksmais, bet jisai akcentuoja, kad šeima yra svarbiausias dalykas mūsų visuomenėje, kad tik tai išvysčius šeimą, išvysčius užauginus vieną kartą, kuriai galima duoti meilės, kuri atiduotų tą meilę atgal, galėtų užauginti sekančią kartą, kuri jau galėtų duoti tam tikrus rezultatus. Kaip garsus Kinijos filosofas pasakęs, kad jeigu norime sulaukti tikrų pokyčių savo visuomenėje, jų galima tikėtis po 3 kartos. Ir tai, jeigu viskas bus vykdoma taisyklingai ir nuosekliai. Ar balsuotumėte už prisistačiusį kandidatą į Vilniaus merus? Būtinai balsuočiau, bet su viena sąlyga. Jo politinė idėja buvo labai gera, bet trūko pagrindimo konkrečiais veiksmais, ką jis darytų, ką jis pasiektų tuo ir kuo tai padėtų mūsų tautos ateičiai. Ačiū labai už gerą pasiūlymą mūsų kandidatui. Ir dar kartą, ką jūs norėtumėt palinkėti lietuviams išeivijoje? Norėčiau palinkėti tai, ką mes jau ir dabar turime. Vienybės, supratimo vienas kitiems, pagarbos suaugusiems, pagarbos mūsų išeivijui, protėviams, kurie aukojasi dėl mūsų šalies, kurie stengiasi, kad mes turėtume gražią ir šviesią ateitį, kad mes neštume kaip deglą jų praeities troškimus. Kalbiname dar vieną šio vakaro renginio dalyvę ir norėtume tiesiog paklausti, kaip jums renginys? Man renginys labai patiko ir labai džiugu matyti tiek daug lietuvių, susirankančių ir kurie susidomėję, kas vyksta Lietuvoje, ir ypač mums aktualiomis temomis. Man tikrai labai renginys patiko. Šitoje susitikimo plotmėje praktiškai buvo pristatytas
vienas iš kandidatų į Vilniaus merus. Kaip Jūs galvojate apie šito kandidato galimybės ir perspektyvas? Manau, kad šio kandidato perspektyvos yra pakankamai didelis, nes jisai mums pristatė pakankamai naujas idėjas, apie kurias nebuvo iki šiol šnekama. Ir tiesiog buvo smagu išgirsti kažką naujo, ypač mūsų kartos žmonėms. Tai aš tiesiog tikrai jo žaviuosi. Be abejo, yra dalykų, apie kuriuos galima diskutuoti, bet aš tiesiog džiaugiuosi girdėdama kažką tokio, apie ką mes visi turėtume pradėti šnekėti. Ar Jūs už jį balsuotumėt? Taip arba ne? Taip. Tai ir norėjome išgirsti. Bet kokiu atveju dėkingi Jums už savo nuomonę. Jeigu norite, galite palinkėti dar visiems išeivijoje lietuviams ką nors ypatingo. Kažko ypatingo nepalinkėsiu, palinkėsiu vienybės.